Ar žinote, kokią pagrindinę klaidą daro moteris, kurios pradeda santykius su mylimu vyru? Tiksliau, įsimyli iki ausų. Ką jos daro? O jos įklimsta į tą vyrą, taip stačia galva. Ir nieko nebedaro, ką norėtų daryti pačios, pamiršta savo veiklas, hobius, mylimus užsiėmimus, pamiršta savo draugės, pamiršta bendraminčius ir viską daro, ko nori tas vyras. Kad tik tai būti su juo, kad tik tai būti šalia, kad tik tai nebūti atstumtai. Dėl ko? Dėl to, kad yra reikalų su saviverte, dėl to, kad bijo būti atstumtos ir nemylimos. Taigi, mielosios, jeigu jūs dabar esate santykius, pradėjote santykius, ir kas, kad pas jūs dabar yra saldainių periodas, tas rožinis periodas, bet jūs turite prisiminti, kad jūs turite mylimų veiklų, mylimų užsiėmimų, kad jūs turite būti pirmiausia įdomi pati savo. Pati savo. Tada jūs būsite įdomi ir kitam, tada būsite įdomi ir tam vyrui. Ir tada nenutiks taip, kad atėjo skyrybos, ne? Jūs visą atidavėte jam save, nieko nedarėte tai, kai jis jums patinka. Ir tada sėdite ir galvoti, o Dieve, kaip gaila, aš tiek jam savęs